Pagalvojus apie užgavėnes, tai pirmiausia iškyla blynai, bulviniai blynai, miltiniai, aišku, čirviniai blynai ir kaukės, visokiausios kaukės. Šiaip turim tokią tradiciją šeimoje, kad kiekvieną sekmadienį pusryčiams kepame blynus. Ši diena, kadangi užgavėnės, kadangi sekmadienis taip pat buvo neišimtis. Kiekvienais metais atsimenam, kažkokių labai ypatingų minėjimų neturim, bet kiekvienais metais stengiamės paminėti tą žiemos pradžią, žiemos galą, užgavėnės, kas asocijuojasi. Vaikams stengiamės perleis, ką tai reiškia, kanapinis, lašininis ir tas visas tradicijas, kad jie žinotų, kad yra ciklai gyvenime ir vienas ciklo uždarimas yra užgavėnės. Pirmiausia, tai asocijuojasi, kad paleidžiam žiemą, pasitinkam pavasarį, o pavasario jau po žiemos švenčių labai laukiam. Tai tiesiog šventimas, susibūrimas. Man tai labiau apie bendruomeniškumą turbūt, apie tą buvimą kartu, apie šokius, linksmybės, apie džiaugsmą, kad laukiam pavasario. Manau, jaunajai kartai labiausiai įdomu yra spalvingos kaukės, kažkokie šokiai, žaidimai. Taip pat pastebėjau, kad užgavėnių metu dažnai vaikai persirengia, vaikšto po namus, prašydami saldainių, kaip kad daroma per nelietuvišką šventę Halloweeną. Bet manau, kad tai nėra itin saugu ir reikėtų į tai žiūrėti atsakingai. Jau konkuruoja, bet užgavėnių man labiau patinka kaukės. Raganos vieną mačiau, labai gražiai yra. Ožiukas irgi vienas mačiau, irgi labai gražus. Nu tikrai ir gražių. Aš manau, kad reikėtų labiau įtraukti jaunimą, kažkaip juos labiau privilioti, kažką galbūt pridėti, nes taip, aš manau, kad jaunimo atžvilgiu Halloweenas laimi. Manau, kad nieko nereikia. Manau, jeigu tiek žmonių yra, tai vadinasi, niekur nereikia daryti. Kaip suaugusiems tai svarbiausia ta ciklų kaita, bet kaip vaikams tai suprantam, kad mori, kad blynai, tas dalymasis, kaip anksčiau būdavo, kaip eina per namus, kad žmonės vieni kitiem toksai asocijuojasi su bendrystė. Tikrai manau, kad jeigu kalbant apie jaunąją kartą, Halloweenas yra populiaresnė šventė ir manau, kad senoji karta, senjorai, vyresnio amžiaus žmonės labiau vertina užgavėnes ir Halloweenas jiems nėra šventė.